Taigi leiskite supažindinti su Raseinių garbės piliečio vardo ir Raseinių rajono savivaldybės garbės ženklo suteikimo ceremonijos tvarka. Pirmiausia, perskaitysiu trumpas anotacijas apie Raseinių miesto garbės pilietį ir Raseinių rajono savivaldybės garbės ženklo nominantą. Taip pat Raseinių rajono savivaldybės mero potvarkį bei tarybos sprendimą ir tuomet šiuos prestižinius ir aukščiausius apdovanojimus įteiks Raseinių rajono savivaldybės meras Arvydas Nekrošius. Po apdovanojimų įteikimo seks bendra nuotrauka, garbės piliečio ir garbės ženklo nominanto kalba, pasirašymas sveikinimų knygoje ir tuomet šiuos garbingus asmenys galės pasveikinti visi norintys. Raseinių garbės piliečio vardas Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimu suteikiamas nepriekaištingos reputacijos asmeniui už aktyvų Raseinių vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje savo darbais ir veikla meno, mokslo, kultūros, sporto, visuomeninėje ir kitose srityse. Taip pat už svarų indėlį kuriant Raseinių rajono savivaldybės gyventojų kultūrinę, ekonominę, žemės ūkio, socialinę ir dvasinę gerovę. Didvyriškus žygdarbius atliktus nepriklausomybės kovose, dalyvavimą rezistencinėje ir disidentinėje veikloje, už ženklų nesavanaudiškos paramos teikimą Raseinių rajono savivaldybės gyventojams, atsižvelgiant į tokią veiklą patvirtinančią dokumentinę medžiagą. Garbės piliečio vardas suteikiamas kartą per metus nedaugiau kaip vienam asmeniui. Gražvydas Jagnoras gimė 1963 metais rugsėjo 16 dieną Šeduvoje, Radviliškio rajone. Šiaulių aukštesnioje muzikos mokykloje technikume įgijo choro dirigento aukštesnį išsilavinimą. Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetuose įgijo muzikos mokytojo choro dirigento aukštąjį universitetinį išsilavinimą. Vytauto Didžiojo universitete įgijo švietimo vadybos magistro laipsnį. Nuo 1991 iki 2015 metų vadovavo Raseinių rajono kultūros centro kaimiškos muzikos kapelos Dubysa vyrų ansambliui. Nuo 1991 vadovauja mišriam chorui Šatrija. Gražvydas yra Lietuvos kultūros centrų vadovų choro dalyvis. Groja liaudiškos muzikos kapeloje Nemakščių vyrai. Vadovauja Raseinių meno mokyklos akordeonų orkestrui ir akordeonų kvartetui. Vedęs turi dukrą ir sūnų. Nuo 1994 jo vadovaujamas choras dalyvavo visose Lietuvos dainų šventėse. 2018 metais chorui Šatrija pagal meninį lygį, veiklą ir pasiektus rezultatus Lietuvos suaugusiųjų chorų perklausoje suteikta pirmojo laipsnio aukščiausio meninio pajėgumo kategorija. Vadovo ir choro iniciatyva Raseinių rajono kultūros centre surengta daug gražių ir profesionalių tarptautinių bei respublikinių chorinės muzikos festivalių. Choras solidžių respublikinių ir tarptautinių konkursų laimėtojas ir prizininkas, o jo vadovas pelnęs ne vieną prestižinį apdovanojimą rajono ir nacionalinių lygmenių. 2019-aisiais tarptautinėme chorų konkurse Kroatijoje laimėtas antrojo laipsnio diplomas. 2020-aisiais kolektyvas pelnė aukščiausią mėgėjų meno apdovanojimą Lietuvoje Aukso paukštė Lietuvos nacionalinio kultūros centro įsteigtoje nominacijoje Geriausias Lietuvos suaugusiųjų choras ir vadovas. 2022-aisiais Gražvydui Jagnorui už nuopelnus kultūrai ir menui Raseinių rajono savivaldybė įteikė garbės ženklą. 2023-aisiais Lietuvos suaugusiųjų chorų konkurse kolektyvui įteiktas antrojo laipsnio diplomas. O 2023-aisiais Gražvydui Jagnorui Lietuvos nacionalinėme kultūros centre vykusiame Lietuvos chorų sąjungos renginyje įteiktas prestižinis nacionaliniu mastu apdovanojimas už produktyvią kūrybinę veiklą chorinės kultūros srityje per paskutinius 3 metus. 2024-aisiais chorui Šatrija įteiktas Raseinių rajono savivaldybės apdovanojimas Žemaitis už pasiekimus ir Raseinių krašto garsinimą meno bei kultūros srityje.
Nuo 1995 iki pat 24 kolektyvas koncertavo įvairiose Europos šalių scenose. Latvijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Estijoje, Suomijoje, Čekijoje, Lenkijoje, Kroatijoje, Slovakijoje ir Vengrijoje. Ir šiais metais rugsėjo mėnesį choras reprezentavo Lietuvą ir Raseinių kraštą Lietuvos sezone Prancūzijoje, Paryžiuje. Taigi, maestro Gražvydas Jagnoras, mūsų krašto kultūros ir meno ikona, autoritetas ir pasididžiavimas. Raseinių rajono savivaldybės taryba nusprendžia suteikti Gražvydui Jagnorui Raseinių garbės piliečio vardą už aktyvų Raseinių vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje savo darbais ir veikla meno, kultūros, visuomeninėje srityse, taip pat už svarų indėlį kuriant Raseinių rajono savivaldybės gyventojų kultūrinę ir dvasinę gerovę. Žodis Raseinių garbės piliečiui Gražvydui Jagnorui. Labadiena visiems. Pernai tokiu laiku daug drąsiau jaučiaus prie choro negu dabar. Mėly raseiniškiai, jaučiuosi esąs kultūros žmogus ir priimdamas šį garbingą apdovanojimą sakau, kad šiandien yra pagerbiama kultūra. Poetas ir filosofas Liutauras Degėsys sako, kad kultūra tai procesas, būsena, refleksija. Jei norite, tai trūkumo jausmas. Tad linkiu jums visiems, mums, kad trūktų tos kultūros, kad jaustume jos alkį ir išgyventume džiaugsmą ją kurdami. Dėkoju pastebėjusiems mano darbus, gerbiamam merui, komisijai, dėkoju bendradarbiams, bendraminčiam, chorui, šeimai. Ir visiems sakau, Raseiniuose gyventi gerą. Ir kultūra gyva tik tai su jumis. Ačiū. Tik kviečiu gerbiamą garbės pilietį pasirašyti Raseinių garbės piliečių sveikinimo knygoje, o tuo metu jums ir mums visiems groja Kauno rajono Babtų kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestras Algupys vadovas Jonas Grinius. Kol Gražvydas Jagnoras rašosi garbės piliečių sveikinimų knygoje, į sceną kviečiu choro Šatrija prezidentę Jovitą ir visą gražų talentingų žmonių būrį, chorą Šatrija. Plojimai. Mielas vadovė, monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas yra pasakęs, jog žmogus gimstas ne vieną kartą. Antras gimimas vyksta jo tada, kai jis tampa žmogumi iš didžiosios raidės. Taigi, Gražvydai, labai didžiuojamės ir džiaugiamės, kad turime tokį vadovą iš didžiosios raidės, kuris garsina ne tik Raseinių kraštą ir jo dainingus žmonės, bet ir Lietuvą, jos kultūrą visoje Europoje. Linkime jums neprarasti optimizmo, naujų atradimų, naujų iššūkių ir žinoma sveikatos.
Kviečiame naują dirigentą Giedrių ilgiausių metų. Ir taip pat žodis kultūros centro direktoriui Ingai Šatkauskienei. Šiandieną norisi tau dėkoti už tavo paprastumą, už tai, kad visuomet sugebi išlikti žmogumi, netgi pakilęs į pačias aukščiausias dausas. Ačiū tau, kad leidi iš tavęs mokytis. Ačiū tau, kad leidi būti kartu su tavimi. Su švente. Šypsenos apkabinimai ir visa eilė išsirikiavusių su puokštėmis rankose, norinčių pasveikinti mūsų garbės pilietį. Taigi ačiū labai, ačiū sveikinimai maestro Gražvydui. Ir sveikinimai, manau, kad dar ten laukia, matau apačioje, tikrai visas gražus būrys kolegų, draugų, bendraminčių, bičiulių. Taigi sveikiname ir linkime, kad jūsų kasdien nuveikti prasmingi darbai augintų bendruomenę, kūrybiškumą, skatintų ir įkvėptų veikti.